Valstybės mokesčiai – tai pagrindinis viešųjų finansų šaltinis, leidžiantis surinkti norimą biudžetą ir užtikrinti valstybės funkcionavimą ir visuomenės poreikių tenkinimą. Tai privalomi mokėjimai, kuriuos įmonės taip pat ir gyventojai perveda valstybei. Iš surinktų lėšų užtikrinamas viešųjų paslaugų teikimas – švietimas, sveikatos apsauga, infrastruktūra, išsilavinimas, pensijos, saugumas ir žinoma biurokratų gausa. Mokesčių spektras pakankamai platus, tačiau tarp pagrindinių valstybės mokesčių galima paminėti tokius mokesčius kaip pelno mokestis, pridėtinės vertės mokestis, akcizas, pajamų mokestis, socialinio draudimo mokesčiai, transporto priemonių bei nekilnojamo turto mokesčiai, bei kai kurie labiau specifiniai mokesčiai. Didžiausias pajamas Lietuvoje generuoja pridėtinės vertės mokestis. Be fiskalinės funkcijos mokesčiai atlieka ir reguliavimo vaidmenį. Skatina arba riboja tam tikrą ekonominę veiklą, mažina socialinę nelygybę, prisideda prie ekonominio stabilumo. Tačiau mokesčių sistema turi būti subalansuota. Per didelė našta gali slopinti verslumą ir investicijas.